Sveiki. Tikiuosi, kad matosi ir girdisi gerai. Nors taip keistai šiandien pirma, pirma iš ilgo laikotarpio diena, kai neturiu šuns kabinete, bet norisi pasikalbėti apie šunis ir apie kaniterapiją. Vis dar kažkaip, nors seniai jau ta veikla ir Lietuvoje taip tokia tampa vis populiaresnė ir vis daugiau žmonių, vis daugiau šunų atsiranda ir tokia informacijos vis daugiau, bet vis dar yra ir tokių, ir tokio nežinojimo, ir kartais tokių klausimų, klientai besikreipiantis užduoda, kur matau, kad yra poreikis vis tiek dar, skirtingai iš skirtingų kampų, vis pasižiūrėti. Tai šiandien norisi labai taip bendrai, labai paprastai, įsivardinti, kas ir prie ko, kad kai kreipiatės, tokių paslaugų, kad kažkaip žinotumėt vis tiek, ko laukti. Dabar, kai mes kalbam apie gyvūno asistojamą terapiją kaip tokią, mes visada kalbam apie tai, kad gyvūnas turi tokią ir ypatingą reikšmę apskritai, kad mes tą tokį santykį su gyvūnais turim ypatingai išskirtinį, ar tai būtų delfinai, ar arkliai, ar šunys, ar dar kažkas, katinai, taip, katės. Tai yra dalis tokio santykių ir tokių visokių fiziologinių pokyčių, mokslininkai daug taip tyrinėja ir yra tokių, irgi įrodymų, kad tikrai veikia ir fiziologiniam lygmenį hormonų pokyčiai atsiranda, apie tokį ryšį, apie malonumą. Tačiau dažniausiai kaip tokį, bendrai sutartą tokį įvardinimą mes turim, kad gyvūnas naudojamas kaip didesniai motyvacijai įsitraukti į užsiėmimą, kaip arba į terapinį procesą. Tai iš tos perspektyvos taip ir aš, irgi šiandien kalbėsiu, kad visgi gyvūnas yra, mes nesakom, kad čia šuo terapeutas, mes nesakom, kad kažkaip tai, kad čia šuo kažką gydo daro, nors tikrai yra žinoma, mes žinom ir atveju, kai, vieniši žmonės, arba su tam tikrom psichologiniais ypatumais žmonės įsigyja gyvūnų ir jų emocinė būklė pradeda gerėti. Tai šitą tikrai nenuneigsi, bet čia, kai mes kalbam apie gyvūno asistojamą terapiją, tai mes kalbam apie tai, kad tai nėra gyvūnas, kuris ateina gydyti, taip, tai yra dažnu atveju visgi ten adresuotas, pirmiausiai tinkamai atrinktas, socializuotas ir tada jau kažkaip ruoštas, treniruotas gyvūnas. Tačiau pirmiausia, tai yra žmogus, kuris atitinka išsilavinimą, kuris žino, ką daro, kuris turi supratimą apie tai, kasgi čia per veiklą. Tai kartais taip pasišypsau, jau turbūt ir esu tokių pavyzdžių pasakojus, bet įdomu, kad vis dar gauna panašių klausimų. Jeigu mes, nes aš taip daug kur vis apie kaniterapiją, kažkaip, prisistatau kaip, kad tą veiklą užsiemu, tai būna paskui gaunu laiškų, kad, ten mūsų vaikas su tokiu ir tokiu sunkumu, sutrikimu, iššūkiu turi, kokios veislės, pavyzdžiui, šunį rekomenduotumėt nusipirkti, kad kažkaip tą kaniterapiją vyktų, Tai tas klausimas toks yra, irgi labai įdomus, tikrai kaniterapija nevyktų, terapija su šunim nevyktų, edukacija su šunim nevyktų kiti dalykai, bet tikrai kalbėdama taip pabandysiu, kažkaip pasižiūrėti, kaip mes galim, nes jeigu taip samprotauti, labai, tai gyvūnas visada gali būti motyvacija. Mes galim kaip tėvai nebūti terapeutais, mokytojais, kažkokio tai tokio specifinio išsilavinimo neturėti, bet, pavyzdžiui, kai vaikas, neturi motyvacijos skaityti, nenori tą veiklą įsitraukti, kodėlgi mes negalim pasakyti, žiūrėk, tavo mėgstama žuvytės, kodėl tau nepaskaičiu žuvytėm. Nes kai mes kalbam apie, pavyzdžiui, skaitimą, truputį galėsiu paminėti, ir tai yra tas skaitimas su šunim, kur vyksta, kartais bibliotekose, kitose vietose, kur vaikas ateina ir skaito šuniui. Taip, tai pagrindas tos veiklos visgi yra apie tai, kad
nu, mes žinom, kad tam, kad pradėti skaityti, nu, kad skaitimas pradžioje jisai yra labai sudėtinga veikla vaikui. Ir tam, kad vaikas pradėtų mėgti skaityti, nu, jam turi lengviau gautis, neturi būti tokio didelio sunkumo, bet tam, kad nebūtų didelio sunkumo, jisai turi skaityti. Ir toks užburtas ratas, kuris kažkaip, nu, kartais būna labai daug sunkumų. Ir kas dar yra iššūkis pakeliui į tą gerą skaitimą, neaišku, mes ir tas technologijų pasaulis, vaikai pasirenka kitus dalykus vietoj popierinių knygų, bet mes suaugę taip pat kartais, ypač mokyklai mokytojas suprantama, čia yra jo tokia atsakomybė išmokyti, pataisyti ir taip toliau, tačiau kaip mes tai darom irgi labai svarbu. Ir tėvai taip pat kartais taip įsitraukia labai į tą vaidmenį, kad labai nori jie pataisyti. Ir tada kas vyksta, vaikas dar nemoka gerai skaityti, turi labai mažai pasitikėjimo savim, o mums natūraliai išsprūsta, ne, ten ne tokia raidė, žodžiu, ten ne taip tą žodį perskaitai. Ir kas tada gaunasi, kad vaikui ten kiekviena tokia pastaba, jisai vis mažiau to pasitikėjimo savim turi ir tada jau ir noro mažiau, o tada kaip didinti tas kompetencijas, auginti, jeigu, žodžiu, labai taip nepasitikė savim. Tai tada, tikrai veikia tas skaitimas šuniui, kai šuo atsipalaiduoja ir užmiega, kol vaikas skaito, ir paskui mes ten šunį pakviečiam, padarom komandą ir tas šuo prieina visgi nuodėg ir vaikui sakom, pasižiūrėk, kaip nuostabu, kaip jisai tau dėkingas, norėtų net komandą padaryti. Ir tas šuo būna pragulėjęs net 10-15 minučių nekartą nepataisęs vaiko, net kai jisai neteisingai skaitė, ar neaiškiai, ar ten lėtai, ar per greitai, ar dar kažkaip, be intonacijos. Bet šuo vis tiek laimingas ir vaikas pradeda suprasti, bet to, kai tas nerimas, sunkumas praeina, tai vaikas žymiai labiau pasitikė savim, atsipalaiduoja ir tada suprasti turinį, kurį perskaita, tampa vis lengviau. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš jau galiu pasirinkti savo labai mėgstamą knygą ir suprasti, kad visiškai didžiulis kaifas ją gali būti skaityti, Tai taip tas veikia, tai mes galim bet kokį naminį gyvūną neįtraukti irgi tą tokią, sakydami, žiūrėk, mūsų katytė, jinai čia guli, tu jai paskaityk, aš matau, kaip jinai čia žiūri į tave, tikriausiai kažkaip jai būtų labai malonu. Tai tas mūsų kūrybiškumas įtraukiant visus resursus, kuriuos mes turim namuose, aišku, jis gali labai pagelbėti, taip padedant vaikam, vėlgi su triukšmu kartais tai būna, padeda labai irgi, kur ten, sakom, pasižiūrėk tavo ausytę, ten tokio, žiūrėk šuns, tokio, kaip tu manai, kas geriau girdi, ir tada prašom, žiūrėk, bet gal tu galėtum tada labai, truputėlį tyliau kalbėti, net kai labai džiaugiesi arba labai daug emocijos, ir tai irgi padeda taip šiek tiek, tai čia apie tą motyvaciją. Bet taip nukrypau, kaip paprastai į šoną tokius papildomus dalykus, tai jeigu kalbėt apie kaniterapiją, dabar anksčiau supratimas buvo toks, kad kaniterapija kaip tokia veikla jinai buvo, tai terapija su šunimi ir buvo priimta, kad jinai gali 3 lygmenim vykti, Pirmas būtų susitikimai su šunimi, antras būtų edukacija arba švietimas su šunimi ir trečias jau terapija su šunimi. Bet viskas tarsi buvo to terminu kaniterapija pavadinta, kas dabar prieš keliarius metus buvo priimtas papildomas ir alternatyvas sveikatos priežiūros įstatymas, kuriame nugulė terminas kaniterapija kaip sveikatos visgi, sveikatos apsaugos, toks terminas, medicininis terminas. Ir šiuo metu skaitosi, kad kaniterapija, vadinasi tik tai tas paskutinis lygis, ta jau terapija su šunimi. Bendrai mes galim vadinti, galbūt ten šuns asistuojama terapija, nežinau, terapija, edukaciniai susitikimai su šunimi, tiesiog ten susitikimai su šunimi, žodžiu, įvairiais terminais. Nors iš esmės tai kaniterapija kaip žodis kartu jisai ir lieka tokia tarptautinė sąvoka. Taip, bet Lietuvoje mes taip sutarėm, kad taip. Tai pagal tos lygius truputėlį papasakosiu, kurie vis tiek išliko. Tai pirmas tas lygis, susitikimai su šunimi.
apie ką tai yra. Pavyzdžiui, gali būti kokie nors renginiai, kur mes nesiekiam kažkokiu terapiniu arba mokymosi tikslu. Tai yra kažkokia tema, gali būti renginys, tai gali būti, nežinau, apsilankimas kokiam nors vasaros festivalyje, kokiam nors stovyklą vaikų ar ne vaikų, įvairio amžiaus. Aš apie vaikus galbūt daugiau šiek tiek žinau, nes su vaikais daugiausiai dirbu, bet tikrai kolegos važiuoja ir į senelių namus, taip ir važiuoja pas suaugusius, įvairių kaip jautrios grupės. Mes pačios su pupa esam važiavusios pas moterų tokius į savarankiško gyvenimo namus, taip, kur moteris su truputėlį mažiau įgūdžių turinčios, tai vat, žodžiu, kad nebūtinai pas vaikus, taip, tai gali būti kažkokie renginiai, tokie susitikimai. Ir mes iš esmės neturim kažkokio labai tokio terapinio gydymo ar ten edukacinio kažkokio tikslo, bet mes norime galbūt pristatyti tokias kaip paslaugas, kad jos būna, kad štai šunys gali būti socialūs, faini, protingi, linksmi ir taip toliau. Mes kartais galim taip truputėlį šviesti visuomenę ir vaikus, ir tėvus apie tai, ką gali šuo, kaip jisai gali padėti. Kaip pavyzdys, ten būna, nežinau, užsiėmimas koks nors grupinis su vaikais ir tada tėvai gali stebėti ir suprasti, pamatyti, kaip tas vyksta realybėj. Visą laiką čia taip atsiranda erdvės mokyti saugaus elgesio su šunimi, ne su gyvūnais, nes ta tema vis dar tokia, vis dar būna, nors taip pati galvoju, einant gatve vis dažniau skirtingo amžiaus ir vaikai per atstumą klausia, ar galima paglostyti ir tik tada prieina. Taip, anksčiau tikrai nebuvo, galvoju, kai įsigijau pupą, tai jinai tos veislės šunis, jie šiaip fainai atrodo ir niekam net nekyla minčių, kad čia reikia kažkaip paklausti. Bet, tai čia tokia vis tiek dalis švietimo visą laiką atsiranda, kažkokius įgūdžius mes lavinam, bet realiai tikslas mūsų kažkaip smagiai praleisti laiką, parodyti šunį, parodyti save kaip specialistą, galbūt kažkaip padėti toj temai, kuri yra užduota, to renginio kažkaip irgi, kažkokiu tikslu padėti pasiekti. Bet tas tikslas ir dažniausiai trumpalaikis, nes renginys jisai kaip ir nesikartoja. Tai tokie vienkartiniai tie susitikimai smagus, bet paskui iš jų tikrai gali išsirutuliuoti, kažkas toliau. Dabar kitas lygis, kalbėjau edukaciją arba švietimą su šunimi, čia mes jau kalbam apie mokymą kažkokiu tai konkrečių dalykų. Tai nebūtinai yra kažkokia tai mokyklinė sistema, nebūtinai kažkokios konkrečios pamokas, bet gali, pavyzdžiui, nežinau, mokyti, tikrai mokytojai tam tikro dalyko, ir įtraukia šunį, kaip mes ten, pasižiūrim, ten šuo, darydamas tam tikras komandas, parodo vaikam, kaip moka matematiką ir mes tada skatinam vaikus, tai dabar mes irgi, toliau dar pasimokykim. Gali kažkaip, motoriką, kažkaip tai lavinti, taip įtraukti labiau, mokyti įgūdžio, nes šuo vis tiek motyvuoja ir, nežinau, gali būti, skirtingose, tose, bet kai šuo yra kaip toks ir apdovanojimas, kad su juo galima paskui turėti kažkokių, linksmų veiklų ir parodom, kaip šuo moka, tai jau tada noris ir vaikam irgi mokėti, kai šuo moka, tai taip, tada žymiai lengviau. Gali būti psichologas, kaip pas mane būna, tai per šunį labai lengva, per situacijas apie šunį galima pasakoti apie įvairius ir socialinius įgūdžius, ir emocijų dalykus, kaip mes atpažįstam, kaip mes susitvarkom, dėl ko gali kilti emocijos, kaip šunim, kaip žmonėm, empatijos, taip toliau. Tai mes čia jau mokinam, čia jau būna tikrai žymiai daugiau struktūros, tokios plano, negu susitikimuose su šunim, nes ten taip gali būti tiesiog, fainas kažkoks toks pasirodymas komandų. Čia yra vis tiek tokio būna dažnai tęstinumo, ypač jeigu mes turim kažkokį konkretų tikslą per kelis kartus išmokyti tam tikro įgūdžio, tai jau vis tiek būna tęstinis darbas, jau būna, kad dirba ir specialistas, tam psichologas, mokytojas, taip,
kuris supranta kažkaip, ne, kuris, žodžiu, įvertina poreikius, vis tiek mes turim jau įsivertinti poreikius, ko mums reikia, susiplanuoti tam tikrą veiklą ir rasti instrumentų, žodžiu, kaip mes mokysim. Dabar trečia dalis, terapija, tai jinai, jau vis tiek apie tokį gilesnį darbą, apie tokius iš esmės, ne, transformacijos pokyčius. Čia jau būtinai yra specialistas savo srities ir čia jau negali būti žmogus, taip pat, ne, tiesiog, aš turiu terapinį šunį, gali būti išimtis, kai ateina šuo ir planuoja užsiėmimą kartu su, nežinau, pavyzdys, ne, ten ergoterapeutas ir ateina terapinio šuns vedlys, asistentas, ne, kaniterapeuto asistentas ir jie kartu gali susiplanuoti užsiėmimą taip, kad, žodžiu, tas medicinos, ne, tas terapijos atstovas, jisai atsakingas už įvertinimą, suplanavimą, ko man reikia, ką aš noriu pasiekti ir jau tas asistentas, ne, šuns vedlys pasižiūrė, kaip mes tą galim padaryti šuniai dalyvaujant. Ir ko dar taip nepaminėjau, ne, gali būti ir tokių skirtumų kaip šunis, tuose trijuose lygiuose, ne, tai jeigu ten taip susitikimuose su šunim, tas šuo gali būti ir galbūt mažiau toks išlaikytas, ne, mažiau ramybės turėti, gal aktyvesnis, gal kažkur, jeigu nepaklausys nieko baisaus. Edukacijai su šunimi tikrai jau taip norisi, kad tas šuo būtų paklusnesnis, kažkaip jau taip tikslumo tokia labai būtų užduotyse. Tai kai mes kalbam apie terapiją su šunimi, ypatingai svarbu, kad tas šuo turėtų didelį paklusnumo lygį, nes mums labai svarbu, ne, pavyzdžiui, jeigu vaikas kažkaip, žodžiu, kad tada, kada reikia, šuo pasiliktų sėdėti taip, kaip pasiliko, kad kažkada šuo sureaguotų taip, kaip man reikia, kad sureaguotų, kažkada šuo išliktų ir nesureaguotų niekaip, nors vaikas bando įtraukti, ne, nes turi būti toks ir per šunį, daug grįžtamo ryšio, bet ir tikrai labai daug, iš specialistų, irgi reikalavimo, ne, kaip gydyme, kaip terapijai. Tai ir šiai dienai ta terapija su šunimi, kaniterapija, kaip minėjau, ne, reglamentuota yra pagal įstatymą papildomas. Ir alternatyvos sveikatos priežiūros šiai dienai tokių kaip licenzijavimas dar neįsivažiavęs, ne, specialistų, kad jau turi turėti licenciją, bet šiai dienai yra tik tai išduoti kažkiek tikrai nedaug tų specialistų, ne, Lietuvoje, kurie gavo tą leidimą verstis šitą licencijuojamą veiklą iki, dar kurį laiką. Ir tas laikas, kiek jo čia duota, yra iš esmės skirtas ir tam, kad pasikelti kompetencijas, įgyti kvalifikacijų, nes iki tol nebuvo tam tikros tvarkos, kiek čia tų mokymų reikia praeiti ir dabar tiesiog yra laikas, ne, pasibaigti mokymus, kiek jų trūksta. Ir tada, teorinis ir praktinis tas mokymas turės papildomas būti praeitas, kad žmonės, kurie ir dirbs sveikatos, sveikatos priežiūros sistemoje kaip kaniterapeutai, kad jie galėtų, papildomas tas kompetencijas įgyti ir jau toliau tęsti tuos darbus. Tai taip trumpai, nelabai svarbu, visgi apie žmonės, tai žmonės tikrai, kurie dirbo, jie turi turėti supratimą ir apie gyvūną, kaip jisai, apie jo kažkokius elgesio, emocijų dalykus, apie šunų mokymą, galbūt kažkokius signalus, kaip ten perdegimas ir taip toliau. Ir taip pat turi būtinai turėti supratimą vis tiek apie žmonės, kaip, apie klientų grupės, tos klientus, kurie gauna tas paslaugas, tai net kai mes kalbam apie susitikimus su šunimi, vis tiek, jeigu tai yra žmogus, kuris važiuoja kartu savo šuniu į kažkokį, nežinau, vaikų stovyklą ir tos vaikų stovyklos tikslas yra apie kažkokius, pasitikėjimą savim, kažkokius įgūdžius, tai mums tikrai svarbu, kad tas žmogus vis tiek turėtų kažkokį bendrą tokį supratimą apie tai, kas tas yra.
jeigu mes kalbam apie žmogų, kuris važiuoja vesti, nežinau, tęstinių užsiėmimų švietimo srityje, mums tikrai labai svarbu, kad tas žmogus turėtų supratimą, apie ką jisai kalbės, ką jisai darys, taip, ir kad nebūtų, nežinau, galvoju, kokį čia pavyzdį, yra tikrai labai daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, veisia šunis, dirba kažkokioj kitoj srityje ir tarsi gali susidaryti toks įspūdis, kad, koks skirtumas, tačiau labai svarbu, labai svarbu, kad mes suprastumėm, ką mes veikiam, kur mes keliaujam, ką mes ten darysim ir, kaip minėjau, gali būti išimtis, kad aš galiu dirbti visai kitoj srityje, aš galiu veikti visai kitus dalykus ir neturėti tinkamo išsilavinimo, nežinau, vesti užsiėmimo vaikams, bet tik tuo atveju, jeigu aš esu šuns vedlys ir aš dirbu komandai kartu su kitų specialistų ir aš atsakingas tik už tą dalį, kur ką šuo darys, kad pasiekti kažkokį tikslų, kurio specialistas pasiūlo, jeigu aš kaip vienas keliauju, tai turbūt reikėtų tokio truputėlį atsargumo turėti. Tai čia taip pat bendrais labai bruožais apie tai, kad turėtumėm omeny, kad tie užsiėmimai gali būti skirtingo lygio pagal gilumą, pagal tikslus, pagal ar jie yra vienkartiniai ar tęstiniai, kokiu tikslu, žodžiu, mes galim pasiekti. Ir taip pat, labai svarbi čia tema, aišku, yra ir šuns, koks šuo gali būti, tai turbūt apie tai atskira dar turės būti tema, tik svarbu žinoti, kad jeigu keliauja žmonės, nežinau, pas privačiai dirbančius kaniterapeutus, tai dažniausiai jie, jeigu dirba individualiai, jie visgi turėtų būti kažkokios tai srities specialistai, psichologai, ergoterapeutai, logopedai ir taip toliau. Ir dažniausiai dabar jau taip turbūt priimta, kad jie nesivadintų kaniterapeutais, nes visgi kaniterapija yra kaip medicinos sritis, ir tuo terminu pavadinama veikla, jinai vyksta tik tai jau medicinos įstaigoje. Taip, tai dėl to, jeigu keliaujat privačiai pas specialistą, jisai gali būti savo kažkokios srities specialistas, plus, turi tikrai turėti žinių kažkokį pažymėjimą galbūt, apie tai, kad jisai baigė kaniterapijos arba kaniterapijos asistentų arba kaniterapeutų kažkokius mokymus. Tai to tikrai turi teisę klausti, kaip yra, ar tas specialistas tą turi. Ir jeigu šuo dirba, jeigu su šuniu susitinka kažkokie žmonės, tai to šuo taip pat turi turėti pažymėjimą ir šito jūs taip pat turi teisę kažkaip paklausti, kaip ten yra. Tai tikiuosi, kad kažkada greitų metų pavyks galbūt apie šunis, apie testavimą, taip pat pasidalinti su jumis savo pamąstymais. Atkreipiu dėmesį, kad dalinuosi taip iš labai tokių bendrų žinių, taip toj srityje darbuojuos, tačiau nesu šunų kažkaip nei dresuotoja, nei veisėja, mėgstu šunis, mėgstu savo šunis, suprantu, kad su šunim žymiai daugiau, greičiau galima pasiekti rezultatų ir taip kartais gailiuosi, kaip čia daug metų nežinojau, kad taip galima su šuniu eiti darbą. Bet taip pat, kol kalbu apie kaip specialistas teikia paslaugas vaikams, tai tikrai jaučiuosi čia kompetitinga, bet galbūt apie šunis pasidalinsiu irgi iš tokios kaip tik iš asmeninės patirties. Tai šiai dienai tiek, jeigu kiltų kažkokių klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, pamąstymų, tai galima tikrai drąsiai parašyti žinutę ir bandysiu atsakyti. Iki.